Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakultete vyko studijų užsienyje info diena. Pirmą kartą vykęs tokio pobūdžio renginys apie mainų programas ir dalines studijas užsienyje sudomino ne vieną studentą. Studijų užsienyje info diena pirmas renginys toksai universitete. Nusprendėme rengti jį tarptautinių ryšių skyrius kartu su studentų atstovybė, kartu su Erasmus studentų tinklu, kartu su BEST studentų tinklu, tam, kad pateikti informaciją studentams, kurie gali išvykti dalinėms studijoms arba praktikai į mūsų partnerinius universitetus. Tai toks pagrindinis mūsų tikslas renginio ir yra informuoti studentus, padrąsinti ir atsakyti jiems į visus rūpimus klausimus. Atėjom sužinoti apie studijas užsienyje. Be abejo, apie Erasmusą. Kodėl naudinga išvažiuoti, ką gausim ir kaip gyvenimas tenais. Atėjau pažiūrėti info dienos, kur galima studijuoti bakalauro ir magistro studijas ir pasidomėti užsienio universitetų galimybėmis. Aš netyčia sužinojau apie šiandien rengiamą info dieną, apie studijas užsienį. Labai susidomėjau, nes iš tikrųjų, man atrodo, tai ko ne vienintelė tokia ir pirma surengta diena. Manau, kad labai reikalingas renginys iš tikrųjų, nes daugelis studentų norinčių išvažiuoti nežino pakankamai informacijos, tai čia puikiai galimybė tiesiog gauti tą informaciją. Vokietija, Lenkija, Turkija ir kitos šalys. Info dienoje netrūko skirtingų tautybių žmonių, kurie nuoširdžiai ir su užsidegimu akyse kvietė atvykti studijuoti jų gimtąsias šalis. Aš tai Suomija. Aš manyčiau Vokietija. Nors reiktų pagalvoti apie Vengriją. Dabar ką tik buvau priėjęs, tai tikrai labai įdomiai papasakoju. Susidomėjau Prancūziją. Prancūzijoje klaviatūra yra kitaip sudėliota. Taip, kad jei važiuojate į Prancūziją, žiūrėkit, kad mygtukus teisingus suspaudydami. Ir Ispanija. Iš tikrųjų, gana sudomino Latvijų stendas. Ir ne į Latviją. Ir patirtis. Kodėl ne į Latviją? Kad toliau šiek tiek. Germany, Austria, or maybe France. Pasitaikius galimybį pasirinkčiau Šveicariją. Mes šiaip apie Portugaliją galvojam. Iš tiesų, tai prodekanas dabar priėjo ir kartu šnekėjom. Sako, išvažiuok vienas, tai bus naudingiau ir tau, ir daugiau žinių galėsi pasisemti iš visko. Tokio dalyko mano planuose nebuvo ateičiai, tačiau ši info diena šiek tiek netgi paskatino, kad galgi visai norėčiau išvykti. Tarptautinių ryšių skyriaus organizuota diena išties pasisekė. Studentai džiaugiasi puikia galimybė ne tik padegustuoti įvairių šalių maisto, bet ir pasikalbėti su nemažą patirtį turinčiais šalių atstovais.